Pasirinkom šiandien Šiauliuose Saulėtekio gimnazijos teritoriją, kur su fizinio ugdymo mokytojams būtent dirbsim ir supažindinsim juos su tradiciniais žaidimas, o būtent su etnosporto. Taip pat organizuojam kultūrinę edukaciją ukrainiečiams, kurie gyvena Lietuvoje, mokosi čia Saulėtekio gimnaziją ir pristatom dar savo naują produktą, kurį kūrėm VR žaidimus susijęti su tradiciniais žaidimais. Matote, visų pirma, tai yra mūsų palikimas. Senelių, prosenelių prieš daug metų, sakysim, kaip lietuviškas rytinis ribka, tai yra 15-16 amžiui. Ir buvo jis naudojamas, kaip Valančius sakė, karo mokslinyčiai. Reiškia, kareiviai buvo fiziškai rengiami būtent šito žaidimo pagalba. Dabar žaidimų mažiau turbūt yra, o daugiau yra tų bendravimų, pagalbos vienas kitam. Išmokinkim vaikus gamtoj, draugų būrelį, per gimtadienį, visur juos galima naudoti, galima žaisti ir fizinės ypatybės lavinti bendrasis kompetencijas, kaip bendravimas, kaip pagalba vienas kitam, sakysim, ir neužmirštama, kas buvo praeitį. Pirmiausia, tas unikalumas yra slypia, aš galvoju, paprastą lazdą paimti ir panaudoti, arba paprastą lentą paimti ir panaudoti su pagaliuku kažkokį padaryti azartinį žaidimą, kuriame užsidega. Ir mes čia visi mokytojai užsidegėm taip, kad paskui dar galėjom čia tęsti, žaisti tas ribka. Pavyzdžiui, kuomet tu žinai taisyklės, žinai kaip žaisti ir tas žaidimas. Žinai dar istoriją, kad tai yra senas žaidimas, kad čia jis turi šaknis. Ne 20 amžiaus kūrinys, yra 21, o senas žaidimas, tai tas duoda dar daugiau žavesio. Turėtų susipažinti visos mokyklos, jaunimas, susipažinti su tos žaidimais, kokie žaisdavo žaidimus, jo proseneliai protėviai. O čia ribka, savas ar ne, turbūt kitais žaidimas. Nežinau, ar kur tu žaidžia ribka. Jeigu jis būtų išpopuliarėtų galbūt kitose šalyse, galbūt ir pasaulio čempionatai rengiami. O pačiam pavadinime man slypi, atrodo, atsakymas etno, pažinti savo šaknis ir žinoti, iš kur tai atėjo. Jas auginti galima ir dainomis, ar ne, galima šokiais, bet galima per spalvą. Judriuose žaidimuose ten irgi pakankamai kai kuriuose reikia ir strategijos, ir taktikos, bet stalo žaidimuose, taip sakant, viso šito reikia ženkliai daugiau. Šiai dienai ir anksčiau iš tikrųjų populiariausi buvo būtent kariniai, taip vadinami stalo žaidimai. Nes visais laikais buvo skaitoma, kad tie, kas daugiausiai turi galvoti, tai yra kariai, tam, kad galėtų geriausiai susiplanuoti, ką jie turėtų daryti mūšio metu ir visiems tiem dalykam pasiruošti. Tikėtina tikrai žaidė šachmatais ir iš rašytinių šaltinių žinom, kad Vytautas žaidė šachmatais, yra tai rašoma, kai noriu pažaisti savo malonumui, tai malūnas. Iš tikrųjų ten yra labai didelės galimybės. Aišku, ne tokios kaip šachmatuose, turi gražu. Bet būtent reikia ten nemažai pagalvoti ir kiekvienas žaidimas vis yra kažkoks kitoks. Kalbant apie senovinius, sakykime, stalo žaidimus, tai labai dažnai senoviai juos drausdavo. Ir paradoksas yra tame, kad tuo metu, kai draudė, tai labai smarkiai buvo žaidžiami tie stalo žaidimai. Tai keistai labai skamba, kad tai irgi yra kaip sportas. Bet iš tikrųjų, tai būtent stalo žaidimai, jie turi tokį gilį, kad sužaidus 10, 20, 30 kartų, tu nieko apie jos dar nežinai. Lietuvos etnosporto komitetas ir šie žaidimai visiems Šiauliuose, prisidedant ir skiriant finansavimą Šiaulių miesto savivaldybei, pradėjo etnosporto šimtmečiui skirtus renginius. Šiandien Šiauliuose įvyko pirmasis etnosporto šimtmečio renginių projekto dalis – etnosporto mokymai mokytojams, treneriams ir būsimiems dalyviams etnožaidynės. Etnožaidynės vyks gegužės 16 dieną, tad šiandien mes mokėmės, prisiminėm, kaip žaisti lietuvišką ritinę, kylą, treniravomės etnodvikovas, išstūmimas iš rato, lazdos traukinės, ristynės. Taip pat vyko pristatymas stalo žaidimų. Tad norime padėkoti iš tikrųjų dalyviams ir Šiaulių miesto savivaldybei bei Erasmus projektams, kurie finansavimo dėka mes galime vykdyti etnosporto šimtmečių renginių programą.